atvykom lydekų pabandyti. Labai smagu. Tai labai šiandien graži diena, apniukę, debesis, rami, jokio vėjo nėra. Tikrai labai gražu, labai graži gamta. Tai ką, dėsimės daiktus ir bandysim išplaukti. Ir šiandien ypatingesnė biški laidelė, dėl to, nes būsime net per visą naktį. Tai vėl kartuosim, mūsų spolna, tai antrą kartą, šiais metais nakvosim, bandysiu hamake turbūt, arba gal prilaužą kur nors, tikrai neturim jokių palapinių, nieko, tiesiog taip, kai labai paprastai mes čia. Tai va, žvejosim įvairiausiais masalais, čia viena mano dėžutė masalų, turiu dar vieną didesnių, įvairesnių masalų, tokių unguriai visokie, ten tie spineriai, visokiausių tų masalų turiu. Tai ką, bandom. Viskas, išplaukiam, pasiruošę. Masaliukai, va, tėvuks ir kloj dabar. Čia mano ultralaitas. Su ultralaitu tai pagaudysiu šeriukus biškį. Nes dar turiu vieną planą, bet šį papasakosiu vėliau. Ir dar noriu paminėti žiauriai dabar kažkodėl vanduo rudas. Bet šitame ežere žiauriai gerai, kad jis rudas, žinokit. Nes jeigu jisai toks skaidrus, tai žuvis nekimba. Tiesiog yra labai prastai. Arba te pagausi, tikrai menkas kibimas būna tiesiog. Dabar va, sumesim masaliukus. Ir pabandysim pažvejoti. Gerai, nu ir dabar bandom. Opa! Saliukas toli skrenda. Labai antritės žiauriai daug valo neturiu. Tai čia tas biški minusas. Bet nieko gal. Ir čia daug kelmų, nelabai. Ir šiaip dar noriu pasakyti, kad negilus labai šitas ežeras. Maždaug giliausiai vieta yra apie 3 metrai, bet ten tik toks ruožas. O šiaip tai pagrindinis gilis apie 1,5 metrą. Dar plus kelmai, tai tikrai nėra gilu. Na tai paliečiukais bandyti traukti. Gal netyčiai sodintume kokią gražesnę. Ui! Bet marots nekibimso. O už kelmuką galbūt. O tai pirmų metimų ištraukti lydeką būtų pasaka. Labai būtų smagu. Ai, tai eikti savo. Tečiui buvo kibims lydys. Ir dar kiek mačiau, da visai neprast. Užsėda. Ką žinau, ryte prasisuka normaliai. Aš čia biškai jį džigauju, tokias juokaudam žvejoju dar, sakykim. O tėvuks va jau jį sodina. Reikia imti šitos džiugus, bandyti lydį normaliai traukti. Man tuo masaliuku, nežinau ar matas va šitas. Turim abudu tokius pat masaliukus. Bandau dabar džerką. Gal ant džerko kas nors paeis. Na matot, plus lietus pradėjo lyti. Visiškai nerodė lietus, bet va matot, biški lyna, bet nieko dar nebaisiai. Kažko baisaus. Ne. Tai bent jau tie gerai, kad nebaisus tas lietus dar. Ir tikėkimės nebus to baisaus lietaus. Tai va, įsilaipinom, dabar biški pabūsim krante. Dėl to, nes reikia pasiruošti nakvynį, reikia malkų, nes dabar yra, nežiūrėjau laikrodį, bet sakyčiau apie 4 valandą, apytiksliai. Taip gal 4-5 turbūt tiksliausiai. Ir tai va, pasiruošim, susinešim malkas, papietausim, nes jau biški šalkę esam. Maistą prisidėjom žiauriai daug, praeitą kartą nusėt perpus mažiau. Eisiu dabar su džiugu biški padaužyti, pabandysiu ešeriukų, nes man jų reiks nakčiai. Ir aš jums pasakysiu, dėl ko jų reiks biški vėliau, video eigoj. Tikiuosi pavyks jų pagauti, nes jeigu nepavyks, tai būtų biški liūdna, sakyčiau. Nes neišeitų vieno dalyko padaryti.
Tai tas dalykas yra, mes ant spiningų pasidarysim kaip dugninės sistemas ir užsimesim lydekum. Ir gal per naktį, tarkim, vakare, ryte ten auštant netyčia kokią lydeką išeitų pagauti. Ir dabar biškį, bent jau aš naudosiu biškį kitokią, protingesnę, sakyčiau, palei mane sistemą, dėl to, nes ta sistemėlė dabar bus kabliukas priekį ir gale žuvytas. Tai manau daug protingiau, nes negu kad viršui tiesiog per vidurį. Tai va, ką dabar pavalgysim, gal netyčia ir kokį laužiuką užsikursim trumpam, pasiruošiam ir einam. Ruošiamės. Makevą mėgosiu. Čia gerai išėjo prie pat pasikabinti. Labai gerai va čia įlysiu. Ir bandysim nakvočią. Žiauriai gerai. Biškai gal aukštokai, bet niek. Sunku su viena. Op. O. Liuks. Tai dabar būnam. Tėtis biškai šie paspiningaut nuo krantą pabandyti. O aš tai šiaip va būnam. Pasiruošim va jau laužą. Štai čia. Viskas jau suruošta. Su nakvyniai. Dabar ant vakarinę bandysim lydekų traukti. Ir gal netyčia išeis kokią didelę pagauti. Tokią riebę. Nes aš jas ir bandau gaudyti. Nes labai noris pagauti didelę lydeką. Vieną pagavau šiemet. Nu jau tokią nemenką 7,5. Net aš nesu YouTube įkėlęs, nes tą dieną nefilmavau. Ir niekada marots nepasakojau. Tai labai didelė lydeka tikrai. Na, jau tokia, žinot, jau didelė, nemaža. Ką dabar tėtis pareis ir viskas jau. Varysim vėl ant vakarinę lydekų bandyti. Ir gal išeis kažką pagauti, nes dar pakol kas nieko. Tai tikėkimės. Ai, dar noriu paklausti jūsų, kaip jums sekas su lydekum. Būtų labai įdomu sužinoti. Parašykit, ką pagaunat, kokio dydžio lydekas pagaunat, kaip sekas, ar nes gal vienas žmogus pagauna lydeką, tarkim vieną, bet ta lydeka būna 10 kg, kitas 5, bet mažiukės. Tai va, parašykit būtinai, būtų labai įdomu sužinoti. Ir parašykit, ant kokių masalų jums labiausiai pasiteisint žvejojant. Tarkim, galite parašyti guminukas ar wobleris ir kokia maždaug spalva, tai man visai būtų vertinga informacija. Ką, laukiam, bandom. Viskas. Plaukiam dabar vakarinių lydekų. Atėjo vakaras, jau vėlu gana. Vakaras atėjo, tai dabar pabandysim lydekų. Jau rimčiau biški, nes lydekas labiau ir kim vakare. Dar vis diena išliko apniukus. Tai labai smagu ir labai gražu. Nu dabar šiaip, kad ir saulė šviesa, tai nelabai jau esmė yra, bet būtent kai dieną spigint, tai būna žiauru. Vakar kas daris, tai eina savo, koks karštis buvo. Buvo biški ir ten jau bloga man buvo, ten nuojots. Tai va, viskas. Lipam į valtelę su tėčiu ir plaukiam. Ką tik turėjau lydį ir panašu, kad neprasta. Tik kažkaip įsegė van tokio mažiuko, norfinio vobleriuko. Tik tai skalė ir aš su tėvuku kalbėjau ir jau tipo prisitraukęs prie valtis ir netikėjau, kad kažkas gal atakuoti ir bam, kalims. Nai, bangas tik švirta, nu bet niek. Ir taip kažkaip tvičingavau ir ant pauzės kalė. Tai turbūt jau tvičingavau ir kažką gero padariau, dėl to ir kalė. Deko! Taip netikėtai užkibo, mažytė. 40 mūsų žuvis. Gerai, tėti, duok. Pasimk meškerę. Mažiukas, lydekiukas. Yes. Labai smagu. Let's go.
Gerai. Gerai, dabar replyčių reikia, blem. Taip netikėtų užkibo tą mažytę. Palauk, lydeka, palauk. Aš tas nenoriu sužeist mažytę. Ateik. Va, tokį va lydekytę graži mažytę. Kamera. Lemba. Gerai. Na jo. Jėga. Labai gerai. Liuks. Opa. Nu vieną mažytę ant vičingo. Bent jau tiek. Duok tėti žaibą. Gerai. Mažytė, bet nieka. Ir kaip užkibo grinai ant pauzės ir absoliučiai netikėtai. Visiškai netikėtai. Kur tik palaikau, bam, kalimas. Blemba. Visai žiūrėt tvičingą. Čia būtent ant tvičingą gaudau dabar. Bent jau bandau. Tai va vieną ir užkibo ir dar kibimą turėjau, tai labai smagu. Dabar ką atsikabinam ir tęsim žūklę. Va būtent lydeka užkibo va tokiu būdu. Pasuki, patrauki, palauki, va. Ir matyt prisiveja. Dar čia pasakoju tėvukui apie tvičingą. Ir va atkalė lydekiukas, mažiukas. Matyt, neprastas būdas būtent žvejybos toksai. Biškiau kažkas susipynė. Pažiūrėkit, koks gražus dangus. Šitą tokį rožinę pačiaikti savo. Dar biški nesaulėlydis, bet greit, man atrodo, bus. Paukščių kregždutė skraida. Na, kregždutė grinai bandė mano masalą paimti. Kur kad ta kregždė mažesnė už mano masalą, tai kaip jin paimščiau. Na, plius guminis tas masalas. Dabar va bandom jau vakars, jau va dabar gers laiks. Lydeka daug šansų, daug daugiau šansų pagauti. Taip. Dabar būtų smagu, kad ir tečiau užkiptų lydekaitį, nes aš jau pagavau. Kada smagiausia, kai vienam kimti nesmagu, bet kai abiem, tai tarkim, jeigu net to lygiai, tai iš vis būn žiauriai smagu. Kas tas skrenda? Ai, lėktuvas. Nesimatys per kamerą, aišku. Kaži per ežerą skris. Nežinau, kiek matos, nes jau visiškai realiai vakaras jau sutemęs. Baigiam žūklę šiandienos. Tai viskas. Nepavyko čia dabar ant vakarą dar vienos lydekas, bet tos mažytės pagauti. Gaila, bet nieko gal darys, kokių stebuklų tikėkimės atneš. Tai greit dabar viską parodysiu. Dar užsimesim ant dugninių. Spiningiukus, viską parodysiu, aišku. Tai dabar einu parodysiu, kaip miegosim. Va čia yra tokia kėdutė. Tai tėtis miegos čia prilaužo. O čia meškerės. Ir va čia mano hamaks, jame ir miegosiu čia. Nelabai jauku, tikrai nelabai jauku. Nelabai noriu miegoti, bet tai niek. Na, graži gamtytė labai. Ten baisiai gražu. Na, savo.
žiogai baisiai zvimbia. Viskas, užsikursim laužavą ir bandysim praleisti naktį. Viskas, susimetim savo spiningus. Nieką nefilmau, žiauriai tamsu, rišau sistemėlės. Atsiprašau, kad nieką nenufilmau už to, bet žiauriai viskas tamsu, nieką nesimato. O jau laužas dega, labai smagu. Bet sistemėlės paruoštos, va beždžionėlės nuleistas iki pat galo. Šitą paviniuot meškerėlę. O, labai gerai. Ir tikėkimės bus pip, 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 pip. Tai va, gerai. Dabar dar pasėdėsim, gal net kokią valandą, porą valandų. Ir tada jau ruošimės į miegoti. Tai labas rytas, žiūrovai. Viskas, pabudom. Jau rytis išaušo. Jau miegojau tai nelabai. Biškį buvau šį kartą užmigęs, ne kaip praeitą naktį. Kai visiškai neužmigau, tai gal apie valandą pamiegojau, bet vis tiek trūksta to miego. Nieks nesikeičia realiai. Tai va, sudegė visas malkas, liko dar čia toksai rastas ilgas. Su lydekom ten dugniniu nelabai kas, nieks neėmė per visą naktį, tik dabar ryte, sakyčiau, labai yra pats efektyvums, tas lydekas pradėt maitinti, gal kokį vieną užplauks netyčiom, o naktį tai gal nelabai joms maitinas. Dabar va sėdžiu prie laužo ir aš čia nežinau kiek matus, bet čia turiu tokią pats pasidaręs tokia kaip dujinikė. Čia prisidėsiu tokių degliukų ir bandysiu arbatą įsivirti. Gali išeis užsivirti, labai norėčiau. Bet nežinau, niekada dar nebandžiau ar užvirti. Pirmą kartą pabandysiu ir nežinau ar išeis. Tai va čia toks puduks čia pasidėt vat ir verda. Ir dar turiu čia arbatos. Tokios. Gerai, pabandom. Tai viskas. Jau susiruošėm, viskas susidėjom visus daiktus ir plaukėm į žūklę. Jau valtis paruošta, viską susinešim, dabar dar pažvėjosim ilgai, panašiai iki pietų, tai dar, o dabar čia gal kokie 6 ryto, tai tikrai daug žvėjosim dar. Plauksim į vieną pusę, į kitą pusę. Ir tikėkime, kad pagausim kažką tokio, kad ir nesvarbu, kad vis tiek bent jau svarbu pagauti lydeką, nesvarbu koks jos dydis realiai. Aišku, bet būtų smagiau pagauti didesnę, bet tai nesvarbu. Va, jau pasiruošėm, dabar pradėsiu žvejybą va su tokiu unguriuku, gražuolis. Nes aš jį turiu ir jisai toksai masaliuks, kur labai norėtųsi jį ant jo pagauti. Va. Tai manau, rudenį šį tikrai turėčiau pakankyti gerai, gal pagausiu. Nešu spiningėlį į valtį ir plaukiam. O pažiūrėkit, kaip ryte gražu. Rūkas. Labai gražu.
Tikėkime, ištrauksim kokią vieną lydekaitę. Gerai, išlipsiu viskas. Ap, gerai. Tai viskas, žiūrovai, žūklė baigta. Parplaukėm, atsiprašau, į krantą. Viskas įsilaipinom. Dabar viskas susiruošim, susidėsim valtį ir varysim namo, nes nieko čia nebepriveiksi. Nelabai, sakyčiau, su lydekom pasisekė, nes gana silpnai kiba. Kiek pagavom? Vieną lydekaitę ir turėjom porą kibimų ten. Tai iš vis pavyko pagauti 3 žuvikės, tai 1 lydeką ir 2 ešerius. Tai čia labai menkai, labai. Taip, dar pliusų nakvynė, tai praeita nakvynė, tai gal apie 5 kibimai buvo, šią tik kokie 2-3 ir tik 1 lydeka ištraukta. Tai visai ant jokų tokį žvejybą, bet svarbiausia, pabuvom gamtoj, pakvepavom gryną orą, su nakvynė. Labai smagu pabūt gamtoj grynoj, nes čia mes esam miške, tai čia apytiksliai apie 2 kilometrai. Skaitykim, panašiai vidury miške tipo tas ežeras. Tai čia labai gražu. Tai va, tai aš labai dėkingas žmonėms, kurie peržiūrėjo šitą video. Ačiū, kad žiūrit. Ir turbūt viskas. Ate, žiūrovai, nei žvyno, nei uodegos jums.